Napoleonas Hilas. Pergudrauti velnią. Laisvės ir sėkmės paslaptis. Ši mintis atėjo į galvą vieną vakarą, besėdint automobilyje prieš Linkolno memorialą prie Potomako upės, Kapitolijaus šešėlyje. O kartu į galvą šmėstelėjo ir dar viena mintis. Pasaulis išgyvena precedento neturinčią depresiją, kurio žmonės negali suvaldyti. Ši depresija man suteikė galimybę patikrinti apsisprendimo filosofiją, kurios kūrimui paskiriau didžiąją gyvenimo dalį. Būtent dabar dar kartą aš turėjau galimybę įsitikinti, ar mano filosofija praktiškai pritaikoma, ar ji tik teorinė. Ir dar supratau, kad dabar puikia proga patikrinti mano 100 kartų užsakytą pareiškimą, kad kiekviena bėda kartu atneša ir lygiavertę naudos sėklą. Paklausiau savęs, o kokia nauda man iš pasaulinės depresijos, jei tokia nauda išvis yra? Kai pradėjau ieškoti krypties, kur galėčiau patikrinti savo filosofiją, padariau labiausiai šokiruojantį atradimą gyvenime. Išsiaiškinau, kad kažkokios man nesuprantamos jėgos veikiamas aš praradau drąsą. Mano iniciatyva buvo demoralizuota, entuziazmas susilpnėjęs. O visų blogiausia, man buvo skaudžiai gėda pripažinti, kad esu apsisprendimo filosofijos autorius, nes giliai širdyje žinojau, arba maniau žinas, kad negalėsiu pasinaudoti savo filosofiją, kad ištraukčiau save iš nevilties duobės, į kurią buvau papuolęs. Kol aš blaškiausi proto maišaties būsenoje, velnias tikriausiai šoko iš džiaugsmo džiga. Galiausiai, jis savo rankose laikė pirmosios sėkmės filosofijos pasaulyje autorių, paralyžiuotą neryžtingumo. Komentaras. Bet velnio priešininkas taip pat turėjo veikti. Komentaro pabaiga. Man besėdint prieš Linkolno memorialą ir prisiminant visas aplinkybės, kurios tiek daug kartų pastumėjo mane aukščiausių pasiekimų link, kad leistų man nugrimsti į nė kiek nemažesnį nevilties liūną, į galvą šovė puikia mintis. Neabejotinas veiksmų planas, kuris, aš buvau įsitikinęs, gali pašalinti mane saistantį hipnotizuojantį abejingumo jausmą. Būtent pokalbyje su velniu aprašoma jėga atėmusi iš manęs iniciatyvą ir drąsą. Tai ta pati jėga, kuri buvo sukauščiusi milijonų žmonių didžiosios depresijos laikotarpiu. Tai pagrindinis ginklas, su kuriuo velnias įvilioja žmonės į pinkles ir juos kontroliuoja. Man į galvą atėjusios minties turinys buvo toks. Nepaisant to, kad iš Andrew Carnegio ir daugiau kaip 500 kitų žmonių, pasiekusių verslo ir profesinių aukštumų, sužinojau, jog dėmesio verti pasiekimai visose gyvenimo srityse galimi tik vadovaujantis didžiuoju protu, harmoningai derinant 2 ar daugiau protus, siekiant aiškaus tikslo. Aš nesugebėjau sudaryti tokios sąjungos, vykdydamas savo planą, pristatyti asmeninės sėkmės filosofijos pasauliui. Nepaisant to, kad aš supratau didžiojo proto jėgą, nepasisavinau ir nepasinaudojau šią jėgą. Vietoj to, kad suburčiau savyje visus kitus aukščiausius protus, aš dirbau kaip vienišas vilkas. Komentaras. Pokalbis su velniu galėjo įvykti Hilui besėdint Linkolno memorialo papėdėje. Ar tai buvo realus pokalbis? Hilui taip. Jis sukūrė sistemą, pagal kurią gyveno ir pasidalijo savo apreiškimais su mumis, savo mokiniais. Pakartojant Hilo anksčiau pasakytus žodžius, jis išsiaiškino, kad visi didieji praeities lyderiai, kurių gyvenimo istorijas aš tyriau, prieš išgarsėdami patyrė daugybę sunkumų ir laikinų nesėkmių. Hilas savo kūriniuose paaiškina ir tai, kaip tie didieji lyderiai pasiekė didįjį protą. Pirmiausia, jie laimėjo vidinės kovas, įveikdami sunkumus, o tuomet pasinaudojo didžiojo proto jėga, kad pastumėtų save į sėkmę. Pagalvokite, kaip jūs galėtumėte suformuoti didžiojo proto grupę, komandą padėsiančią jums įveikti bėdas ir skintis kelią į sėkmę. Komentaro pabaiga. Analizė. Trumpai paanalizuokime keistą pokalbį, kurį tuo skaitysite. Kai kurie skaitytojai perskaitę šį dialogą norės paklausti, ar jūs tikrai kalbėjotės su velniu, ar tai tebuvo įsivaizduojamas velnias. Kiti gali norėti išgirsti atsakymą į šį klausimą dar prieš pradėdami skaityti pokalbį. Vienintelis teisingas būdas atsakyti į šį klausimą
Tai pasakyti, kad velnias, iš kurio ėmiau interviu, galėjo būti tikras, nes jis pats taip teigė. Arba jis galėjo būti mano vaizduotės vaisius. Ar velnias buvo tikras, ar įsivaizduojamas, yra visiškai nesvarbu, lyginant su pokalbio metu atskleidžiama informacija. Svarbiausias klausimas, ar pokalbis atskleidžia patikimą informaciją, kuri gali būti naudinga žmonėms, bandantiems surasti savo vietą pasaulyje. Jei atskleidžiama būtent tokia informacija, nesvarbu kokia forma tai pateikiama, kaip faktas ar beletristika, tuomet verta šį pokalbį atidžiai skaityti ir analizuoti. Mane mažiausiai jaudina tikrasis informacijos šaltinis arba pats velnias, kurios stulbinantį pasakojimą netrukus skaitysite. Mane domina tik tai, kad velnio išpažintis puikiai atitinka mano gyvenimišką patirtį. Tikiu, kad pokalbis atskleidžia informaciją turinčią praktinę naudą visiems, kuriems gyvenimas nėra draugiškas. Priežastis, kodėl tuo tikiu, slypi tame, kad aš leidau šios knygos pagrindiniai temai suteikti laimės mano prigimtį geriausiai atitinkančią formą. Buvau susidūręs su pakankamai daug velnio minimų principų, kad patikėčiau, jog jie veikia taip, kaip jis sako. Man to užtenka. Taigi, perduodu šį pokalbį jūsų teismui, kiek jūs sugebėsite juo pasinaudoti. Galbūt naudingiausia būtų, jei priimtumėte velnę tuo, kuo jis pats teigia esas, pasikliaudami jo išsakomą žinutę, kaip galimybę jie pasinaudoti ir nesirūpinti klausimais, kas iš tikrųjų yra velnias arba ar jis egzistuoja. Jei norite sužinoti, kokia iš tikro yra mano nuomonė, tai aš tikiu, kad velnias yra būtent tas, kuo dedasi. O dabar paanalizuokime jo keistą išpažintį. Prasiskinęs kelią į velnio sąmonę, ponas Žemietis pradėjo interviu, užduodamas klausimus, nuo kurių išsisukti buvo neįmanoma. Komentaras. Hilas, ponas Žemietis, tardo velnę tarsi teismo salėje, o velnias yra priverstas išsamiai ir tiksliai atsakinėti. Kokiu būdu pavyksta tai padaryti? Galbūt velnio išpažintį sąlygojo didžiojo proto suformavimas, greičiausiai Hilas tai padarė su savo žmona, harmoningų dviejų ar daugiau protų derinimu, siekiant aiškaus tikslo, iššaukiant Dievo jėgą, didžiulį begalinio intelekto sandėlį, kuriame saugoma visa, kas yra, visa, kas kada nors buvo ir visa, kas kada nors gali būti. Tikriausiai Hilui pavyko pateikti tikslius atsakymus, nes jis buvo mąstytojas, kontroliuojantis savo protą ir valdantis baimės. Pasiteldamas savo meistriškumą ir kontrolę, Hilas galėjo iš velnio reikalauti teisingų ir tikslių atsakymų. Bet kuriuo atveju Hilas priverčia velnę atskleisti savo triukus ir gudrybės, kad mes galėtume su jais kovoti ir išvengti jų spąstų. Komentaro pabaiga. Pokalbis su velniu prasideda. Klausinėtojas. Aš atskleidžiau slaptą kodą, kuriuo naudodamasis galiu perimti tavo mintis. Esu čia, kad užduočiau tau kelis paprastus klausimus. Reikalauju, kad atsakymai būtų tiesūs ir teisingi. Ar esi pasiruošęs pokalbį, pone velne? Atsakinėtojas. Taip, esu pasiruošęs, bet turėtum į mane kreiptis pagarbiau. Šio pokalbio metu kreipkis į mane jūsų didenybę. Klausinėtojas. Kokiu pagrindu reikalauji tokios karališkos pagarbos? Atsakinėtojas. Turėtum žinoti, kad valdau 98% tavo pasaulio žmonių. Ar nemanai, kad tai suteikia man teisę būti taip vertinamam? Komentaras. Kai pirmą kartą perskaičiau interviu, labai priešiškai sureagavau į velnio prašymą kreiptis į jį jūsų didenybę. Tada supratau, kad greičiausiai Hilas ir norėjo tokios reakcijos. Skaičiau toliau. Ir žinoma, tekste neatsispindi, ar taip, kreipdamasis į velnę, Hilas panaudojo ironiją bei sarkazmą, ar ne. Komentaro pabaiga. Klausinėtojas. Ar turi tavo žodžius patvirtinančių įrodymų? Atsakinėtojas. Taip, daugybė. Klausinėtojas. Kokie tie įrodymai? Atsakinėtojas. Tai daugybė dalykų. Jei nori atsakymų, turi kreiptis į mane jūsų didenybę. Kai kuriuos dalykus tu suprasi,
kai kurių nesuprasi. Kad įsivaizduotum mane teisingai, aš save apibūdinsiu ir pakeisiu neteisingą žmonių nuomonės apie mane ir mano buvimo vietą. Klausinėtojas. Puiki mintis, jūsų didenybė. Pradėkite nuo pasakojimo apie tai, kur gyvenate. Tada apibūdinkite savo išvaizdą. Atsakinėtojas. Mano išvaizda? Kodėl, mielas ponė Žemietė, aš neturiu fizinio kūno? Mane apsunkintų tokia našta, kurioje gyvenate jūs, žemiškosios būtybės. Aš sudarytas iš neigiamos energijos ir aš gyvenu žmonių, kurie manęs bijo protuose. Aš taip pat sudarau vieną kiekvienos fizinės materijos atomo pusę ir kiekvieno psichinės ir fizinės energijos vieneto pusę. Galbūt tu geriau suprasi, jei pasakysiu, kad esu neigiamoji atomo dalis. Klausinėtojas. O, suprantu, ką ketinate pasakyti. Jūs norite įtikinti, kad jei jūsų nebūtų, tai nebūtų ir pasaulio, žvaigždžių, elektronų, atomų, žmonių, nebūtų nieko. Teisingai? Atsakinėtojas. Teisingai, visiškai teisingai. Klausinėtojas. Kągi, jei jūs užimate vieną energijos ir materijos pusę, kas tada užima kitą? Atsakinėtojas. Kita pusė užima mano priešingybė. Klausinėtojas. Priešingybė? Ką turite omenyje? Atsakinėtojas. Priešingybė yra tai, ką jūs, žemiečiai, vadinate Dievu. Klausinėtojas. Taigi jūs su Dievu esate pasidalyję visatą. Ar toks jūsų tvirtinimas? Atsakinėtojas. Tai ne mano tvirtinimas, o tikras faktas. Dar prieš baigdamas interviu suprasi, kodėl mano tvirtinimas yra teisingas. Tu taip pat suprasi, kodėl tai turi būti tiesa, nes kitu atveju negalėtų būti tokio pasaulio kaip tavo. Tokių žemiškų būtybių kaip tu. Aš ne žvėris su dvišakiu liežuviu ir dygliuota uodega. Klausinėtojas. Bet jūs valdote 98 žmonių protus iš 100. Pats taip sakėte. Kas sukelia visas bėdas tame 98% velnio valdomame pasaulyje, jei jūs to nedarote? Atsakinėtojas. Aš nesakiau, kad nesukeliu visų pasaulio bėdų. Iš kitos pusės aš tuo didžiuojuosi. Mano pareiga atstovauti neigiamajai visko pusiai, įskaitant ir jūsų žemiečių mintis. Kaip dar galėčiau valdyti žmonės? Mano priešininkas kontroliuoja teigiamas mintis. Aš valdau neigiamas. Klausinėtojas. Kaip jums pavyksta valdyti žmogaus protą? Atsakinėtojas. O, tai lengva. Aš tiesiog įeinu ir užimu nepanaudotą žmonių proto vietą. Žmonių protuose pasėju neigiamo mąstymo sėklų, kad galėčiau užimti ir valdyti tą erdvę. Klausinėtojas. Turėtumėte turėti daugybę triukų ir priemonių, kuriamis užvaldote žmogaus protą ir liekate jo valdytoju. Atsakinėtojas. Gali būti tuo tikras. Aš naudoju triukus ir priemonės, kad valdyčiau žmonių protus. Ir mano priemonės taip pat yra gudrios. Klausinėtojas. Tęskite, apibūdinkite savo gudriuosius triukus, jūsų didenybę. Atsakinėtojas. Viena patogiausių mano naudojimų priemonių žmonių protui valdyti yra baimė. Žmonių protuose posodinu baimės sėklą, o kai šiomis sėklomis žmonės pradeda naudotis, jos sudygsta ir auga, ir taip aš imu valdyti visą jų užimamą erdvę. 6 veiksmingiausios baimės yra šios: skurdo, kritikos, prastos sveikatos, meilės praradimo, senatvės ir mirties. Komentaras. Velnias sako, viena gudriausių mano naudojimų priemonių žmonių protui valdyti yra baimė. Skurdo, kritikos, prastos sveikatos, meilės praradimo, senatvės ir mirties baimė. Komentaro pabaiga. Klausinėtojas. Kuri iš šių 6 baimių jums dažniausiai pasitarnauja, jūsų didenybė? Atsakinėtojas. Pirmoji ir paskutinė – skurdo ir mirties baimės. Vienu ar kitu gyvenimo momentu visus žmonės pričiumpu su viena ar net abiejomis šiomis baimėmis. Šias baimės pasodinu žmonių protuose taip vikriai,
kad jie mano, kad tai padarė jie patys. Tada priverčiu žmonės patikėti, kad aš stoviu už įėjimo į kitą gyvenimą vartų ir laukiu, kad po mirties veščiau juos į amžiną bausmę. Žinoma, kad aš negaliu nieko bausti, nebent paties žmogaus prote kažkokios baimės forma, tačiau nepaisant to, baimė kažko, kas neegzistuoja, man yra naudinga tiek pat, kiek ir baimė to, kas iš tikro egzistuoja. Visos baimės formos nusidriekia už erdvės, kurią aš užimu žmogaus prote ribų. Klausinėtojas. Jūsų didenybė, paaiškinkite, kaip jums pavyksta kontroliuoti tiek daug žmonių. Atsakinėtojas. Pasakojimas per ilgas, kad galėčiau papasakoti keliais žodžiais. Tai prasidėjo daugiau nei prieš 1 milijoną metų, kai pirmasis žmogus pradėjo mąstyti. Iki to laiko aš valdžiau visą žmoniją, bet mano priešai atrado teigiamo mąstymo galią ir įdėjo ją į žmonių protus, o tada prasidėjo manosios dalies kova, kad išlaikyčiau valdančiąją poziciją. Iki šiol man puikiai sekėsi. Praradau tik 2 procentus. Klausinėtojas. Iš jūsų atsakymų suprantu, kad žmonės, kurie mąsto, yra jūsų priešai. Ar tai tiesa? Atsakinėtojas. Tai neteisinga, bet tiesa. Klausinėtojas. Papasakokite apie pasaulį, kuriame gyvenate. Atsakinėtojas. Gyvenu ten, kur pasirenku. Man neegzistuoja laikas ir erdvė. Aš esu jėga geriausiai apibūdinama kaip energija. Mano mėgstamiausia fizinė gyvenamoji vieta, kaip jau sakiau, yra žemiečių protuose. Aš valdau kiekvieno žmogaus proto dalį. Kokio dydžio proto dalį aš užimu kiekvieno žmogaus prote priklauso nuo to, kiek ir kaip žmogus mąsto. Kaip jau minėjau, aš negaliu visiškai kontroliuoti žmogaus, kuris mąsto. Klausinėtojas. Jūs kalbate apie savo priešingybę. Ką turite omenyje, taip sakydamas? Atsakinėtojas. Mano priešininkas valdo visas teigiamas pasaulio jėgas, tokias kaip meilė, tikėjimas, viltis ir optimizmas. Mano priešininkas taip pat valdo ir visus visatos teigiamus gamtos dėsnius, jėgas, kurios palaiko Žemės, planetų ir visų žvaigždžių subalansuotą vyksmą, bet šios jėgos yra nuolankios palyginus su tomis, kurios mano dėka veikia žmonių protuose. Matai, aš nesiekiu valdyti žvaigždžių ir planetų. Man svarbiau kontroliuoti žmogaus protą. Klausinėtojas. Kur įgyjate galios ir kokiomis priemonėmis ją didinate? Atsakinėtojas. Savo galią padidinu, pasisavindama žemiečių proto galią, kai jie mirties metu įeina pro vartus. Aš perimu proto galią 98 iš 100 žmonių, iš žemės grįžtančių į mano lygmenį. Man atitenka visi, kurie ateina jausdami bet kokią baimę. Kaip matai, aš nuolat dirbu, kad iki mirties paruoščiau žmonių protus ir kad galėčiau juos perimti žmonėms grįžtant į mano lygmenį. Klausinėtojas. Ar papasakosite, kaip ruošiate žmonių protus, kad galėtumėte juos valdyti? Atsakinėtojas. Turiu galybę būdų, kaip įgyti žmonių protų kontrolę, jiems esant žemės lygmenyje. Mano didžiausias ginklas yra skurdas. Aš sąmoningai atgrasau žmonės nuo materialaus turto kaupimo, nes skurdas užslopina jų mąstymą ir padaro juos lengvų grobiu man. Kitas mano geriausias draugas yra prasta sveikata. Liguistas kūnas slopina mąstymą. Dar žemėje turiu daugybę tūkstančių darbuotojų, kurie padeda man įgyti žmonių protų kontrolę. Jų turiu visur. Jie atstovauja kiekvienai rasiai, tikėjimui ir religijai. Klausinėtojas. Kas yra jūsų didžiausi priešai žemėje, jūsų didenybė? Atsakinėtojas. Visi, kas skatina žmonės mąstyti ir veikti savo iniciatyvą, yra mano priešai. Tokie žmonės kaip Sokratas, Konfucijus, Volteras, Emersonas, Tomas Painas ir Abraomas Lincolnas. Ir tu taip pat man nedarai nieko gero. Klausinėtojas. Ar tiesa, kad pasinaudojate turtingai žmonėmis? Atsakinėtojas. Kaip jau sakiau, skurdas visada yra mano draugas, nes jis slopina mąstymo nepriklausomybę ir stiprina baimę žmonių protuose.
Kai kurie turtingieji labai man pasitarnauja, kai tuo tarpu kiti padaro man didelę žalą.